Čia dienraščio Bernardina LT pokalbis apie pasirašytą memorandumą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Žurnalistas Vytautas Markevičius kalbina geopolitikos ir studijų centro vadovą politologą Liną Kojalą. Gerbiamas Linai, kas daugiau jums žinoma apie gaires, kurios vienokiu ar kitokiu mastu sudėtos į šį pasirašytą memorandumą? Tai yra 14 punktų planas, intencijos, negalime to vadinti tvaria ir ilgalaikė taikos sutartimi, bet jos pirminis tikslas yra siekis atverti Hormūzo sąsiaurį ir tam yra nubrėžti tam tikri abiejų pusių įsipareigojimai, įskaitant ir Jungtinių Amerikos valstijų blokados prieš Irano laivus atšaukimą ir be abejo Irano siekį ir įsipareigojimą atlaisvinti laivų judėjimo Hormūzo sąsiauriu. Tuo pačiu Iranas gaus galimybę, pritaikant sankcijų išimtis savo turimą energetikos resursą, tai yra naftą, eksportuoti globaliu mastu. Tai yra sprendinys, kuris yra pakankamai konkretus ir aiškus, bei gali būti įgyvendinamas pakankamai greitai. Kitos susitarimo nuostatos yra gana abstrakčios ir deklaratyvios ir reikalaujančios ilgalaikių derybų, kurios dabar ir turėtų prasidėti, nes tokie klausimai kaip Irano branduolinė programa ar net ir dabar jau Irano turimas prisodrintas uranas memorandume yra paminimi, bet konkretus būdai tą išspręsti yra gana abstrakčiai apibrėžiami. Kaip Jūs pakomentuotumėte tokį išskirtinį faktą, kad šis memorandumas ketintas pasirašyti būtent šiandien, penktadienį, o štai abu prezidentai ėmė ir jį pasirašė trečiadienį? Tai rodo situacijos neapibrėžtumą. Mes kurį laiką girdėjome apie tai, kad memorandumas yra suderintas, bet nebuvo jo teksto, nors atrodytų, kad jo paviešinimas būtų užkardęs kelią įvairių gandų ir svarstymų sklaidai. Vėliau buvo anonsuota, kad susitarimas bus pasirašytas, kaip Jūs ir minėjote, penktadienį, bet tai galiausiai buvo paankstinta. Tai rodo, kad situacija išlieka pakankamai trapi, kad ir kas yra parašyta dokumente ir kad ir kas ant jo padėjo parašus, nėra atmestini scenarijai, kad susitarimai įgyvendinti praktiškai net ir ribota apimtimi bus sudėtinga. Jo labiau, kad tokie veikėjai kaip Izraelis tiesiogiai derybose nedalyvavo, o kai kurios nuostatos, įskaitant pavyzdžiui dėl dokumente minimo ir nekartą minimo Libano, tiesiogiai liečia ir Izraelio interesus bei šiuo metu atliekamus karinius veiksmus Libano teritorijoje, reaguojant į Hezbollah atakas. Tai šia prasme neapibrėžtumo ir trapumo išlieka ganėtinai daug, bet yra tam tikras atskaitos taškas tikėtis, kad bent jau spaudimas globaliai ekonomikai dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo trumpuoju laikotarpiu sumažės. Šis susitarimas tiesiogiai paliečia regioninius Irano veiksmus, ypač Libane, ką Jūs minėte. Matome akivaizdžią įtampą tarp Donaldo Trumpo ir Benjamino Netanyahu dėl to, kaip turėtų pasibaigti šis konfliktas. Kaip šis Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano memorandumas keičia Izraelio strateginius skaičiavimus? Ar tai reiškia, kad Izraelis bus priverstas stabdyti savo karinius veiksmus Libane, ar priešingai? Tel Avivas gali pasijusti izoliuotas ir imtis vienašališkų veiksmų, kurie sugriautų pasirašytą trapią taiką. Situacija yra sudėtinga, Netanyahu ir jo aplinka neslepia to, kad kritiškai vertina šitą susitarimą, apskritai apie tai vengia viešai diskutuoti, bet žinia yra pakankamai aiški, jog Izraelis ne tik tai nedalyvavo derybose, bet ir iš esmės nepalaiko derybų turinio. Jo labiau, kad be abejo Izraelėje šiuo metu vyksta rinkiminis ciklas, netrukus iki rudens pradžioje turėtų įvykti parlamento rinkimai. Tai visa ta geopolitinė situacija, saugumo situacija persipina ir su vidaus rinkimų fonu. Ir aišku, žinant, kad Netanyahu yra artimas Donaldo Trumpo bendražygis, jie akcentavo draugystę ir tvirtus ryšius vienas su kitu ne vienerius metus. Ta tokia tiesioginė Netanyahu kritika Trumpo atžvilgiu, ko gero, yra menkai tikėtina, nors tą esame matę, pavyzdžiui, kai Netanyahu reagavo į Barack Obama sudarytą susitarimą su Iranu prieš kiek daugiau negu 10 metų, į kurį reaguodamas Netanyahu net ir kongrese atvirai, sakydamas kalbą, kritikavo prezidentą. Tai to dabar tikrai nebus, bet tai nereiškia, kad kliuvinių neatsiras. Ir čia yra svarbu ne vien Izraelio veiksmai, bet be abejo ir ta situacija, kuri yra susijusi su to, kad Hezbollah
reguliariai atakuoja Izraelį ir tos atakos iššaukia atsaką, o tas atsakas šiuo atveju tarsi kirstusi su memorandume minimo aspektu, jog iš esmės turėtų būti nutraukiama ugnis, apimant ir Libaną. Tai aiškiai nuostata, kurios siekia dokumente Iranas ir kurią naudos, jeigu situacija karinė prasme eskaluosis, ar dėl Izraelio veiksmų, ar Izraeliui reaguojant į išpuolius iš Hezbollah. Ar kuriamas $300 milijardų fondas orientuotas į Irano ekonomikos gaivinimą ir nukentėjusios infrastruktūros atstatymą bei sankcijų palengvinimas yra Irano režimo išsigelbėjimas nuo vidinio kracho, ar tiesiog pragmatiškas Trumpo sandoris nesiekiant pakeisti paties režimo Teherane? Aš nepervertinčiau šito teiginio, nes susitarimą galima skirstyti į dvi dalis. Pirmoji dalis jau minėta gana konkretus ir aiškus trumpojo laikotarpio planai, kurie gali būti įgyvendinami ir kuriuos bus galima vertinti, ar jie yra įgyvendinami. Tai yra Hormūzo sąsiaurio atverimas, Irano energetikos resursų eksporto palengvinimas ir panašiai. Tai gali būti padaryta ir tai yra ganėtinai konkretu. Kitos tezės minimos memorandume, skaitant ir $300 milijardų vertės fondą, yra deklaratyvios, labai abstrakčios, nėra apibrėžtos nei laikotarpio, nei atsakomybių perspektyvoje, nurodoma, kad tai bus tolesnių derybų viena iš temų. Tad aš nemanau, kad šiuo metu yra koks nors aiškumas ir konkretumas ir kad Iranas jau gali traktuoti, kad viena ar kita forma $300 milijardų pasieks Irano ekonomiką artimiausių metų. Tai yra deklaracija be aiškaus įgyvendinimo mechanizmo ir kur kas mažiau konkreti negu mano minėti Hormūzo sąsiaurio aspektai. Jeigu jie bus įgyvendinti, tie konkretūs įsipareigojimai, tuomet jau bus galima žiūrėti, kaip vyksta derybos dėl Irano branduolinės programos ir kokius ekonominius paskatos veiksnius Jungtinės Amerikos valstijos gali pasiūlyti Iranui tam, kad tos derybos nenutrūktų ir klostytųsi sėkmingai. Gerbiamas Linai, prasidedančias derybas apžvalgininkai vadina derybų maratonu. Tikėtina turbūt, kad šis maratonas bus itin sunkus. Be jokių abejonių, patys kompleksiškiausi klausimai nėra atliepiami memorandume, ne todėl, kad to nenorėtų padaryti Jungtinės valstijos, bet todėl, kad tai reikalauja ilgų derybų. Ir ne veltui pats memorandumas mini 60 dienų terminą, per kurį turėtų vykti antrasis derybų etapas, bet tuo pačiu pažymi, kad tas terminas gali būti pratęstas. Ir ko gero sunku įsivaizduoti šiandien, kad pakaktų 2 mėnesių ar trumpesnio laikotarpio tam, kad būtų suderinti gerokai sudėtingesni ir didelė dalimi techniniai klausimai. Nes net jeigu, tarkime, memorandumas sako, kad Iranas nesieks branduolinio ginklo, ne pirmą kartą, ir kad viena ar kita forma turėtų būti ar pašalintas iš Irano teritorijos, ar kitaip nukenksmintas jau dabar esantis prisodrintas uranas, kaip tą realizuoti praktiškai turės atsakyti ne vien politikai, bet ir branduolinės fizikos ir kitų sričių specialistai. Tad atsižvelgiant į ir praėjusią patirtį, tai yra jau mano minėta Baracko Obamos susitarimą, kartu su kitais tarptautiniais partneriais pasirašyta prieš kiek daugiau negu 10 metį, tos derybos truko mažų mažiausiai nuo pirminio atskaitos taško apie 1,5 metų, nes buvo labai techninės detalios ir vedė prie maždaug 160 puslapių susitarimų. Tai jeigu bus kažkas panašaus šiuo metu daroma, tuomet ir galime įsivaizduoti, kad derybos tikrai nebus nei lengvos, nei trumpos. Girdėjote Bernardino LT pokalbį apie pasirašytą memorandumą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Komentavo Geopolitikos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala, jį kalbino dienraščio žurnalistas Vytautas Markevičius.